Taigi šiandieną noriu pristatyti mūsų vieną iš sudėtingų atvejų. Tai pacientė atvyko pas mus iš kito miesto su rimtomis viršutinio žandikaulio problemomis. Pacientai prieš 10 metų buvo implantuota dantų implantai ir atliktas dantų protezavimas ant implantų. Tačiau praėjus 10 metų prasidėjo tam tikros problemos susijusios su implantais. Buvo netekta daug kaulo ir dantenų, dėl ko prasidėjo pacientai diskomfortas tiek kalbant, tiek kramtant maistą. Kraujavo dantenos, buvo nemalonus kvapas iš burnos ir buvo sudėtinga gerai kokybiškai sukramtyti maistą. Gydymo kelionė truko beveik apie 1 metus, tačiau kiekvienas žingsnis buvo kruopščiai suplanuotas. Pirmiausiai pašaliname pažeistus implantus, tuomet atlikome kaulo augmentaciją ir tuo pačiu dantenų plastiką. Praėjus gydymo laikotarpiui buvo atlikta 3 dantų implantų, papildomai 3 dantų implantų implantacija į tam tikras vietas, kad būtų galima atstatyti ir fiksuoti naują tiltinį protezą ant implantų. Visą gydymo laikotarpį pacientai buvo pritvirtintas laikinas protezas ant implantų, kurie buvo dar iš seniau implantuoti. Dėl to pacientai galėjo visą gydymo laikotarpį tiesiog mažesnį jausti diskomfortą. Ir šiandieną mes norim pasidžiaugti kartu su paciente už nueitą ir sunkų gydymo kelią, gydymo proceso kelią. Ir tikrai norim padėkoti savo pacientai, kuri pasitikėjo mumis. Ir šiandien ta pacientė tikrai gali džiaugtis savo atgautą šypseną ir atgauta gyvenimo kokybę. Ir tikrai visiems savo pacientams norėčiau palinkėti, kad laiku pasirūpinkime savo burnos sveikata.